Esu operacinės vyriausias slaugos administratorė. Šiuo keliu jau daugiau nei 20 metų kasdien vykstu į savo darbą. Respublikinę Klaipėdos ligoninę. Viskas čia taip gerai pažįstama. Tikrai. Net užsimerkusi raščiau kelią į savo kabinetą. Dar viena diena ligoninėje. Žinau, jei bus pilna bėgimo, įtampos, susirūpinusių veidų, turiu skubėti. Vakar nepavyko visko iki galo sužiūrėti. Telefonas. Kiek kartų jis skamba per dieną? Vėl pritrūkome priemonių? Ar laiku nesužiūrėjau, nepamačiau, kada baigėsi? Nesuskubau užsakyti? O gal pristatymas vėluoja? Reikia pažiūrėti. Kuriam tiekėjui turėčiau skambinti? Visai pasiklydau dokumentų kalnuose. Bus greičiau, jei pati paieškosiu, surasiu ir atnešiu. Niekaip nepamenu, kas turėjo pristatyti priemonės. Tiek daug tiekėjų. Kuris turėjo atvežti, gal vėluoja? Kodėl nepranešė? O gal jau sandėlyje? Nežinau, turiu patikrinti, paklausti. Greičiau, turiu skubėti. Šiandien pasisekė. Kaip gerai, kad priemonę ką tik pristatė. Jeigu kaip tik dar spėsiu atiduoti, nereikės nukelti operacijos. Mano kolektyvas pavargęs, išsekęs. Kiek daug nereikalingo darbo slaugytojai nuolat atlieka. Tiek nereikalingų veiksmų, tiek daug žingsnių kasdien reikia sulakstyti, dar net neprasidėjus operacijai. Kiek daug aplink nerimo, nepasitenkinimo, tiek bereikalingos įtampos vien tik pasiruošimo etape. Ir net operacijai prasidėjus, įtampa nemažėja. Kaip smarkiai mes vėluojame, bet juk ir pati žinau, kaip sudėtinga sukomplektuoti visas atskirai supakuotas priemonės. Kiek ilgai užtrunka, kol pasiruoši operacijai, tiek daug daiktų, kiek šiukšlių. Visas personalas laukia, pacientas. O kokia nepatogi, kokia nepraktiška daugkartinė tekstilė. Vėluojame pradėti operaciją. Matau, kokie visi pikti, įsitempę, kokie pavargę slaugytojai. Pradedame. Man patinka mano rytai. Jie tylūs, aš niekur neskubu. Ramiai pradedu ruošti savo dienai. Stebėdama bundančio miesto gatves, jau daugiau nei 20 metų tuo pačiu keliu vykstu į darbą. Respublikinę Klaipėdos ligoninę. Čia mano antrieji namai. Esu operacinės vyriausias slaugos administratorė, slaugytoja. Man patinka mano darbo rytai. Galiu ramiai dėlioti užduotis, pasiruošti dienai. Atlikti įprastus darbus man padeda ligoninėje įdiegta išmani tiekimo valdymo sistema. Esu užtikrinta, kad operacijoms reikiamų priemonių kiekis visuomet yra pakankamas ir iš karto pasiekiamas, kai tik jų prireikia. Dabar nebesirūpinu jų užsakymu ir tiekimu. Visas procesas įvyksta savaime, automatiškai. Žinoma, aš bet kada galiu peržiūrėti viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo progresą, stebėti priemonių likučius realiu laiku. Niekur neskubu, nesiblaškau. Vienu mygtuko spustelėjimu, atsidariusi programos langą, ramiai vertinu situaciją. Kaip įvyksta priemonių užsakymas ir pristatymas į ligoninę? Tiesą sakant, to proceso net nepastebiu. Priemonės tarsi pačios savaime atkeliauja į operacinę. Šiuo metu užsakymai formuojami pagal mūsų ligoninės poreikius. Tuomet, kai pasiekiamas numatytas priemonių likučių limitas, įvyksta automatinis užsakymas. Vos tik jis pasiekia išorinį tiekėjo sandėlį, iš karto pradedamas vykdyti. Sandėlyje atrenkamas ir supakuojamas reikiamas priemonių kiekis. Atrenkant ir komplektuojant priemonių užsakymą išorinėme sandėlyje, sugeneruojama elektroninė sąskaita faktūra, kuri atkeliauja į ligoninę kartu su kroviniu. Ji užsakoma tiksliai tiek, kiek sunaudosime operacijoms artimiausiu metu. Taip siekiame neapkrauti savo sandėlio, gabenti paruoštos priemonės supakuojamos ir transportuojamos užtikrinant saugumą ir sterilumą, laikantis tvarumo principų. Tiekimu besirūpinanti dedikuota komanda į ligoninę priemonės pristato mums patogiu laiku, kuomet suplanuotas mažiausias darbo krūvis. Priemonėms pasiekus ligoninę, jos atvežamos tiesiai jų naudojimo vietą, be transportavimo pakuočių jos pristatomos į išmanų operacinį sandėlį. Taip išvengiame papildomo galvos skausmo organizuojant atliekų tvarkymą ir išvežimą. Priemonės į ligoninę pristatomos RFID technologijos pagalba.
RFID – tai automatinis priemonių identifikavimo būdas, kai informacija saugoma ir nuotoliu perduodama radio bangų pagalba. Sistemą sudaro 3 elementai – žymos, specialios antenos, kurios užklijuojamos etikečių pavidalu ant priemonės pakuotės ir kurių dėka saugoma ir perduodama aktuali prekės informacija. Skaitytuvas – prietaisas įmontuotas vartuose. Programinė įranga, kurios dėka informacija perduodama į sistemą. Paprastai tariant, priemonėms su RFID žymomis keliaujant pro išmanius vartus, jos yra automatiškai nuskenuojamos, vartuose esantys skaitytuvai nuskenuoja etiketes ir informaciją perduoda į sistemą. Priemonės įvežant į išmanų operacinį sandėlį, ekrane pažymima parinktis – priimti prekes ir vos tik joms patekus pro vartus visa informacija – prekės pavadinimas, numeris, galiojimo data, pristatytų priemonių kiekis ir kita svarbi informacija yra atvaizduojama displėjuje. Nuskenuota informacija perduodama ir buhalterijai, automatiškai sutikrinamos sąskaitos ir įvyksta automatinis pajamavimas. Sklandų tiekimo procesą užtikrinantis dedikuotas personalas pristatytas priemonės atitinkamai surūšiuoja, tvarkingai sudeda į lentynas. Sandėlis neperkraunamas, užtikrinamas optimalus visų priemonių kiekis. Papildomai skaičiuoti prekių ar vesti į sistemą nereikia nei operacinės saugos personalui, nei buhalterijos darbuotojams. Sistema nuolat stebi, užsako ir papildo priemonės tiesiai jų naudojimo vietą. Slaugytojams belieka prieš operaciją užsukti į išmanų sandėlį, vartų ekrane pasižymėti, kad bus atliekamas priemonių išnešimas ir pasiėmus reikiamą priemonę ramiai eiti ruoštis procedūrai. Dar lengviau ir paprasčiau pasiruošiama operacijai, kai naudojami optimalūs procedūrų rinkiniai. Juos mūsų ligoninėje atliekamoms intervencijoms sukomplektavome pagal individualius poreikius, maksimaliai atsižvelgiant į chirurginės procedūros specifiką. Rinkiniai kompaktiški, juose esantys vienkartiniai apklotai ir chalatai yra nepralaidūs skysčiams. Todėl galiu būti rami, kad visos procedūros metu bus užtikrintas personalo ir paciento saugumas. Priemonės paprasta ir lengva naudoti. Slaugytojai šių rinkinių dėka itin greitai pasiruošia operacijai. Aš kasdien su džiaugsmu stebiu, koks nuostabus, palaikantis ir profesionalus mane supantis personalas. Mes kasdien rūpinamės ligonių sveikata ir esame visuomet pasiryžę padėti, pasveikti. Pacientas ir jo gerovė – mūsų visų sveikatos priežiūros profesionalų kasdienio darbo esmė. Dėl to aš kas rytą ateinu čia, į savo mylimą darbą.